Pirmas dalykas, ką reikia daryti, tai moteris turi vyrą priimti tokį, koks jis yra, nes šiaip vyras keičiasi lėtai, jo mąstymą pakeisti nėra paprasta ir jį reikia palaikyti bendraja prasme visose jos srityse, kuriuose jisai nori kažką veikti, ta prasme dvasiniai srity, emociniai srity, fiziniai srity, reikia palaikyti, nepriklausomai nuo to, ar jo ketinimai, ar jo planai, ar jo projektai yra moters požiūriu geri ar blogi. Tik tai jeigu tie jo ketinimai ar planai yra tikrai akivaizdžiai pavojingi ten gyvybei, sveikatai, visuomeniai, jam pačiam, šeimai, tada jį reikia stabdyti, bet jeigu pas yra kažkokie vaikiški, infantilūs ketinimai, reikia turėti omeny, kad daug vyrų yra nedaauklėti, nedamokyti, reiškia, jie augia daug kas iš jų be tėvo, moteriškai tik aplinkoj, ir jisai po truputį savo kažkokią tai trajektoriją, savo kažkokią mokymosi eigą, savo laipteliais, po truputį jisai išauga į tas vyriškas savybės, tą vyrišką idealą, kurio jam pačiam irgi reikia, ne tik moteriai reikalingas vyriškas vyras. Tai, kitaip sakant, pirmas dalykas jį palaikyti, antras dalykas, galbūt labiau specifinis momentas, tai yra, jeigu taip žiūrėti tik į jo svarbiausią sferą, tai yra dvasinė sfera, jo mąstymą, jo protavimo gebėjimus, jo mentalinės galias, tai aš manau ir aš kiek žinau, tai vyrams ypač aštru yra, kad moteris palaikytų, keltų jo savivertę, be paliovos keltų jo savivertę, su visais kitais dalykais jisai susitvarkys pats, bet kadangi jo žmona yra tas žmogus, tas asmuo, ta būtybė, kurią jisai mato dažniausiai, mato kiekvieną dieną, mato pastoviai, tai būtent į ją jisai žiūri kaip į tam tikrą, reiškia, asmenybės veidrodį, ir kaip jinai reaguoja, taip jisai save koreguoja. Jeigu jinai reaguoja abejingai arba niekaip nereaguoja, tai, reiškia, jos savivertė, neauga. Jeigu jinai jį žemina ir niekina, tai jos savivertė krenta. Jeigu jinai jį palaiko, jos savivertė, tai jisai auga pačiu didžiausiu greičiu.